Sveiki. Sveiki. Tai šiandien mes norim pakalbėti apie vyro odos priežiūrą. Tikriausiai tikrai būtų didelis stebuklas, jeigu vyrai rūpintis oda taip pat kaip moteris skirtų tiek daug laiko, bet iš tikrųjų vis tiek norim apie tai pakalbėti, nes turėtų vyrai rūpintis savo oda, nes oda lygiai taip pat yra sudirginama, ypač sudirginimą skutantis, losjonai stipriais jo paskutimuose. Taigi, norim pradėti nuo pirmo svarbiausio dalyko, tai yra prausimas. Prausiklio prausimas, ar ne? Kadangi išgirdom tokių dalykų, kad vyrai prausėsi veidą duše tiek šampūnu, žinom tokių atvejų, kad nusiprausė netgi šunų šampūnu, ar ne, dušo žele, muilu ar kažkuo, tai pasistengim to nedaryti, nes oda dar labiau sausėja, dar labiau jautrėja, atsiranda šerpetojimai, atsiranda jautrumas paraudimai. Tai iš tikrųjų labiausiai rekomenduojam putų konsistencijos prausiklius. Jo, aš turiu vieną parodys, labai paprastas dalykas, nedaug skiriasi nuo skutimosi putų iš išvaidos, labai universalus, paprastas produktas. Tai tiesiog galite laikyti lygiai taip pat savo duše ir tiesiog ir nusiprausti prausikliu, o ne muilu ar dušo žele. Ir jau tikrai neišsausinsit, prižiūrėsit odą ir paruošit ją tolimesnei priežiūrai. Taip. Antras žingsnis, kurį mes bent jau paminėsim, gal ne visi vyrai to pasinaudos, tai yra tonikas, kuris šiaip tai tikrai būtų taip pat reikalingas žingsnis, nes tonikas, ką jisai daro, atstato odos tą idealų pH. Tai tiesiog, kad oda vėlgi nesausėtų, nešerpetotų, nebūtų sujautrinta. Tai jį būtų antrų žingsnių galėtume naudoti paprastai, tikriausiai apie tos visus batukus nekalbėkim, tiesiog paprastai viską vyrai daro delnais ar nenaudoja jokių vadyčių nieko. Paprastuoju būdu tiesiog po prausiklio naudoti toniką. Trečias žingsnis irgi labai svarbus. Labai svarbus žingsnis yra kremai, kadangi vėl dažniausiai vyrai nemėgsta kažko jausti ant savo veido, nori, kad viskas labai gerai susigertų, nieko nebesimatytų, tai rekomenduojam iš tikrųjų kremus lengvesnės konsistencijos, želė, emulsijas. Vėlgi, kadangi dažniausiai problema būna jautrumas nuo skutimosi, nuo losjonų, tai rinktis drėkinantį kremą. Geriausia būtų, kad nesirinktumėt tiesiog patys parduotuvėje kremą, ateitumėt pas kosmetologą, kuri parinktų jums tinkamą kremą. Dar būtų labai idealu, jeigu tas kremas būtų ir su saulės apsauga. Jeigu taip įmanoma tokį rasti, jeigu parekomenduos, tai būtų irgi idealu, lygiai taip pat vyrai turėtų saugoti savo odą nuo saulės. Kitas dalykas yra šveitimai. Dėl šveitimų, tai iš tikrųjų vyrai skusdamiesi kasdieną ar kas antrą dieną, jie kiekvieną dieną vis tiek odą eksfoliuoja, tos negyvos ląstelės nukrenta. Tai kaip ir papildoma, galbūt net nebereikėtų dirginti odos, nebent turi problemų ant nosies. Jeigu yra juodų taškelių, tų vadinamų komedonų, tai tada galima būtų panaudoti šveitiklį su grūdeliais ir tiesiog išvesti, išvalyti odą. Papildomai. Tada kitas yra, čia greičiausiai iš stebuklų serijos, yra paakių priežiūra. Tai iš tikrųjų praeitą video kalbėjom labai daug apie paakių priežiūrą ir vyrų paakių priežiūra turėtų būti lygiai tokia pati kaip ir moterų paakių priežiūra, nes vyrai lygiai taip pat mirksi, vyrų paakiai lygiai taip pat sausėja, tai privalom prižiūrėti paakius, kad jie atrodytų gražiai. Kad galėtume žiūrėti vienas kitam į akis. Gražiom akim. Taip. Kitas dalykas, ką dar paminėtume, tai kad vyrai iš tikrųjų nebijotų kreiptis į kosmetologą, jeigu turi problemų, pavyzdžiui, kaip spuogai ar apskritai. Ar tiesiog nežino, ką naudoti, kaip naudoti. Nes čia yra normalus dalykas moderniam pasaulyje, kad ir vyrai lankytųsi, tai tikrai drąsiau. Nebijokit, klauskit, eikit pas kosmetologus, tai dažniausiai konsultacijos dažniausiai netgi nieko nekainuoja, tai tiesiog pasitarkit ir naudokit viską teisingai. Mes šiandien pakalbėjom iš tikrųjų ganėtinai bendrai apie vyro odos priežiūrą. Jeigu jaučiat, kad jūs turit konkrečiai, tarkim, riebią odą, daugiau tų spuogų ir panašiai, galite nueiti į mūsų ankstesnius video ir pažiūrėti ir apie riebios odos, ir apie sausos odos priežiūrą. Tai, kaip ir Ieva sakė, kalbėjom labai plačiai, bet išskirsim du dalykus pabaigai, tai yra prausimas ir kremas, ką mes rekomenduojam daryti kiekvienam vyrui ir turėti kiekvienam vyrui. Bent jau tiek. Bent jau šitos du dalykus privalom daryti kasdien, tai yra labai švariai nusiprausti veidą ir drėkinti veidą. Tai tiek šiandien apie vyrus. Tiek, visą.